Šeimoje tokia situacija, nebežinau kur dėtis. Esam paprasta, tvarkinga, normali, darbšti šeima. Iš to, ką perskaičiau toliau, tai nesate paprasta. Tai galbūt tvarkinga. Dėl normali irgi drįsčiau abejoti. Darbšti tikrai. Va. Žiūrėkit, jau 18 metų kartu. Respektas, šaunuoliai. Abu dirbam, turim įmonę. Negerai. Abu dirbat tiek to, turim įmonę, bendras verslas, hebra, rizika, didelė rizika. Ir kaip toliau paaiškėja, kad šitą riziką iškvietė bjaurų dalyką, priklausomybę pas vyrą lošimui. Dabar kas yra lošimas? Yra irgi kaifas. Ne? Vieniems kaifas, supraskit tokį dalyką, žmogui reikia kaifo. Ne? Reikia kaifo nuo kažko. Ne? Vienam reikia kaifo nuo alkoholio, kitam reikia kaifo nuo narkotikų, kitam reikia kaifo nuo sekso, trečiam reikia kaifo nuo, sakykime, didelio greičio, motociklas, šalmas, ten paukščiai daužantys į tavo šalmą, ten, yra adrenalinas, ne, ten kaifas. Ir irgi yra kaifas lošti ir pralošti. Ne pralošti, bet tiesiog lošti. Va, ir čia aš manyčiau atsitiko taip, vėlgi, aš manyčiau, nereikia to priimti kaip ten šventa tiesa, bet atsigręžkite į savo santykius. Ar vyras turi šalia savęs moterišką moterį, ar partnerišką diedą be kiaušinių. Ta prasme, kažkur prasileidot. Su tuo abu dirbam, turim įmonę. Vyras atidirbęs, jau kartosios, nežinau, milijoninį kartą. Vyras atidirbęs kažkur tai atidirbęs, jis grįžęs namo, nori rasti mylinčią, linksmą, išsišiepusią, laimingą moterį. Jis dėl to dirba. Jis dirba tam, kad namie turėtų laimingą moterį. Jeigu jūs irgi dirbat, jūs irgi norit grįžus namo turėti laimingą moterį. Tai žodžiu, du diedai susitinka namie ir bullshit kažkoks nesąmonė. Buvom susitarę, kad mokesčius moku aš, jis remontuoja namus. Ne. Ir mokesčius ir remontui turi užsiimti vyras. O jūs turite vadovauti namams. Jūs dirbti turite laisvu nuo laimingo šeimyninio gyvenimo metu. Ir dirbti tik savo malonumui. Vat taip turėtų būti. Jeigu jūs šitą schemą sugriaunat, be abejo, galima sugriauti ir gyventi. Valio, štai jūs 18 metų išgyvenat. Ir atsiranda, anksčiau ar vėliau tai išlenda. Aš vis mėgstu tokius pavyzdžius. Tai kaip žaizda. Įsipjoviau ir jeigu aš, pakentėsiu, tai ten gali būti ir užkratas, ten gali būti ir puliavimas, ten galima būti ir, žodžiu, viskas gali augti, ir kol pulinys išsiverčia ir čia viskas aplinkui bus apšikta tais pūliais. Tai, aš manyčiau, kad čia kažkas panašaus atsitiko. Kažkur prasileidot, kažkur prasišovėt su ta schema, kad jūs turite būti moteris, jis turi būti vyras. Ir moteriai reikia išklausimo ir daug meilės. Vyrui reikia supratimo, pagarbos ir dėkingumo. Ir vyrui reikia jaustis reikalingam.
va kažkur šitą schemą sugriovėt ir vat pasidarė tai, kas pasidarė, o dabar laikas gydytis. Gydytis tą supuliavusią žaizdą. Ir tai nėra jo bėda. Tai nėra, kad jisai, ajajai, koks, ne, mieloji. Šeima yra dviejų projektas. Čia jūs abudu kažką tai prisidirbot. Soriukas, jeigu nepatinka mano tekstas, bet, kažką tai žiauriai prasišovėt. Labai gaila.